sakau, 20 metų jau, kai gyvenu viena ir ačiū Dievui nepritrūkau nieko. Dvidešimt metų gyvenau viena. 37 metus gyvenom dviese. Нет, Наталья, есть китло. Молодец. Хватит, сварчал. Нет, тут делал. Здесь. Ну. И как сейчас поверьте, это дело. Ну. Ir gyvendami susilaukėm 3 dukterų. Tos dukterys mums padovanojo 4 anūkus. O anūkai man jau vienai padovanojo 5 proanūkus. Laikydavom, nu ne 50 aišku. Ora avių būdavo ant vendensiūga, dvetuoti šakutis, soreštus ir ekparvės kavis. Nu ištrauks, aš tunai parbėgsanos į taukutę, aš iš paskos, nu ir ant sveikėdavo ją nutolinsių paleisti, buvau tokiai, nu katra tokiai šniulelė prie kaklo. Nu visuomet reikėdavo ant padėti vėdų. Paklausti tėvus, kur tu šniulelis padėjo. Nežinau. Tu jau su beržu. A kiek karts apžinosi, kur padėjo. Nu, griežtas buvau, bet labai aš už tai dėkoju, kad jis kietai darbštom iš pat vaikystės. Tikrai aš lenkiu savo žilą galvą. Ir teik man ir darbštoms jaunis į kraują.
Nu ko, nežinau, buvau aktīvi iš pat jaunystės. Vis pasveikindavau, jeigu per naujas metus būdavau su naujas metas, jeigu per kalėdas. Nu ir pasveikinau iššokam nu tos senas, nu tas man būsimas vyrs. Teis aš anam į krievi iššokam. Nu teik un storėkėt panelį, jau buvau kalbas, kad ženys atseit jau buvau išvažiavę į Lietuvą, kur ten apsipirkti jau vestuvėms. Nu aš tiesiog pasimetėjau, nu kaip čia dabar bereik suprast, jau visą laiką ženys ir matai ir išsiskyrans ir aš bejodavau, ani buvau 8 brolė. Ir ten po ženėms mūsų giminaitė tokie gyveno, nu ir tėvą kartą siūsdavau, kad reik nueit ten šopagas, ani buvo pavalgę. Tai šopagą gauna tau nueit vakar. Aš šaukdavau, kad bijom ruginajam. 8 vakar, pilns kiems. Visi berną tad šūnį pasiuntydavau, tad su akmenims aplaidydavau. Ir reikėjo įsimylėti, įgoti vėjų lovą ir nebebijoti. Esu paprasta žemaitės dukra, 3 dukterų rūpestinga mama, veidą prausiu tik su ryto rasa, po kiemą vaikštau anksti basa, pažadina rytą mane negaidys, po saulės pirmas skaidrus spindulys. Mintimis aš keliauju į mišką, ne medžių kirsti, ne uogauti. Aš noriu surasti ten 100 žodžių, rašyti eiles, svajoti, išdykauti. Nebijau aš nei lapės, nei vilko, nei įkyrių uodų, tik apsvaigstu nuo miško kvapo ir nuo saulutės spindulių. Daugia parašyt, bet baisė neturi laiko. Nes likščiuolė nuo darbo mums nieks nesulaiko. Nu kas jau bulvis patio pradėjo rugsėjai. Beveik vien pati, juk nieks nepadėjai. Vakas siūlujas padėt, bet aš nenorėjau. Turiu gerą kasamaują su gelženiu kuotu. Daug kas norano nupirkt, bet aš niekam nepardaudu. Nikumet ant man nesugendi ir į žemę giliai lenda. Turiu dar karvį, kalyčių, karšėlį magaryčių, karepį miltų į bulvyčių. Ačiū Dievau, kad dar galėm pajudėti, į pubiškį padirbėti, juk ne veltui žmonės sako, kad darbs ir gyvenimo druska, kuri ne tik suteiks skonį, bet ir apsaugo žmogų nuo sugedėjimo. Smagia gyvena. Kožnus kaime tepdainiava, sola varvindams iškliava. Bėga meta greitas dainas, keities kartą jau neveina, po daina senų ratukų vis dar tarškint tekinukus. Kol krapšties ben vien žemaitis, lieks tekinė susiraitis. Varven sova ons iškliava, ir dainiaus tepka apdainiava. Ak, tas laikas, tos dienos neramios, skuba bėga kaip srautas neries, nesustėji apžvelgt savo žemės, o žiūrėk jau nuo krantų įries. Tolumon, kuri grįžt nebeleidžia, į kurią nuolat plaukiam visi, vėjui žilstančiom garbanom žaidžiant, šviečiant saulei baltam debesy.
Iš tikrųjų, nepastebimai greitai bėga laikas. Bėga dienos ir verčiasi kūliais, bėga metai, žmonės panašus. Nebijokite skaičių su nuliais, jie piktoki lyg bitės, bet gražus. Jauskit meiliai nepaprastą alkį, jauskit meiliai nepaprastą alkį, troškulį šurmulio, švenčių, dainų, neiškeiskit dvasios peno į valgį ir į svetimą savo dienų. O tada patikėkit, gyvenimo džiaugsmas didės visą laiką, nes pasaulyje svarbiausia ne kiek, nes pasaulyje svarbiausia, o kaip. Koplyčių ir per atlaidus čia pelnom visuotinius atlaidus. Ne visus bažnyčios ir turi galimybę atlikti, išgiedoti. Dantus kalvarijos kalną. Ja išklausau mišias, bet per šventes, per atlaidus, mes tikrai stengiasi. Kiek begalėdama, jeigu bažnyčioje nedalyvauju per kalėdas, per Velykas, tai man nėra jokių švenčių. Gyventi buvo senas aksamanojus kryžius ir buvo visai nuvėktis, mes jį atstatėm už
išbetonavom, bet ilgai nestovėjo, jau nugriovkai. Pastatėm naują, nes jeigu aš atradau čia, ir turi išeidam palikti. Koks prisiminims man kėla, kad statėm to kryžių. Auliuko buvo 5 metai. Ir, tas kryžius, aišku, buvo sunks iš ąžuolo medžio, dar neišdžiūvis tas ąžuolas, dar sunkesnis. Ir Aurikas prie jai prisilietė, bent kiek jau atsėti, ir jis, ir ons padėjo pakelti, pastatyti to kryžių. Ir jis sako, ka ne aš jį būtent nepastatė to kryžiaus, kad aš būčiau nepadėjęs. Visko būdavo. Susilėpdavo čia tvartas, kur ir, mes sakom, on kūčių. Ir Aurikas buvo pats mažiausias. Eglė buvo pat vyriausias, tada Darius, tada Giedrė. Nesvarbu. Ir susilėpdavo nei visam to tvartą. Aurikas buvo pats mažiausias. Tu nušuok nuo tų kūčių, gaus saldainį. Ir ons buvo pats mažiausias, ko ons vaks, ons išuok. Ir aš įėjau, nutvėriau ons to bedaront, bet jau kiek reik išlūžta ronka kuita, juk aukšta visi, ir keli metrą. Paskiau daržas turbūt ravėjau, išgirdau, kada nei ten šauk viens parkėt. Ir čia būtų, prie ons ir dabar ons čia ir, bet dabar ir dėdė longau, tada buvo tokiai smolki longelė šitą viens dar ir užsilėks iš tų. Vėl tu išlysk, išėmė nei steklų vien tau rūtį ir tu išlysk. Ir tas vaks įspringa į tau tarp, ne pirmin, ne atgal. Bandė ons lyst par tokį maždaug skilelį. Jėzus Marija parbėgau ir aš pati. Ronkas trepčiau, išmanau, ko bedaryti. Vien kart vėl vežtas tada laikydavo, veis parsinešti kiaušinį. Nėr tų kiaušinį, vis dėlėjim. Sakau, kur tai kiaušinį galėjai padėti? Va, patiesi. Tus mergaitis pasakė, juk sako, Auris sudarė, laid par stogą tus kiaušinis. Bandė, ar išeis, a ne? Vyras buvo jau toks sergus, on serga asma. Dusindavo labai. Ir ons norėdavo atsigulti, pailsėti, o ne juk nežino. Ir buvo pasakęs, arba po veina bus, arba ne veina. O vis ketur negali būti. Ir didelis triukšmus bėgioniai par tas duris. Susėsdavo valgyti ten vasarinėje. Vėl anei ten jaukas, anei ten aš leip mandagę valgyti, aš pradedu pykt, valgant negal jokius pos būti. Anei dar daugiau jaukas. Baudok, paėmė, paleido, nežinau, Darius ar Auris. Ak, taip, sakau, ir nupirkau tokius, kad nesudūžtų. Tokius produktus nupirkau. Buvau išsaugojus vien iki pačio Aurio, man atrodo, kad aš jį daviau. Sakau, prisiminimo vaikystės puodukas. Sėdėtau Japonį. Begyvendama aš veina. Nebinėjaus kožna deina. Žiemos vakarą juk ilgi. Niek
niek nedirbon būto milgo. Nerožekis anūkeliams, kad nešaltom tus kojelis. Į šalikėlį, į pirštinelis, kad nešaltom ir runkelis. Te būn šiltas ir runkelis. Ir aš pati turiu darbą, nesakys nieks, ką bedarbi. Užsiėmusi be galo, bet nemanau, ką gausi galą. Reikia knygą paskaityti, žurnalą pasklaidyti, televizorių veizėti. Reikia žinoti, kas dedas vieti. Pasistrajyti noriu poike. Va, dėl to ir apsimovėl kepoj. Kad nejauktomis nizoike. Pageiduoti reikia rožončių, nepabruotiečių nitončių. Pešiu daug ir esu labai jautri, pergyvenu dėl mažiausių smulkmenų. Nu ir va, aš tu jau turi ką nors susiimti, mezgant. Mezgimas ypač ramina nervus. Tu nekalbėt, ko begalvoti, ypatingai su raštais. Tu tik turi įsiverbti ir žiūrėti, kad tu neapsiriktum, kad tu akelį būti netep išmėgs. Aš mėgdavau net ligoniniai. Santariškės, ką gulėjau, aš numesgiau ligoniniai gulėdama žentoj megztinį. Aš negalėjau sėsti, jis man su lazeriu buvo daryti operaciją. Čia pilvą nepjovė, bet čia pro apačią kažką. Tai aš atsiklaupusi, arba atsistojusi, arba atsiklaupusi megzdavau. Ir moteris baidydavo, tu nepasirodyk daktarams, o tu gausi badį. Prieš vizitaciją pasidėjau kėdę, atsisėdau pas lovą ir mes ir ją vizitacijai. Bet tas ne Vilnių, tai buvau čia turbūt Skuodį. Ir daktars net pagyrė, tik megzkit moteris, mezgimas yra pripažinta kaip nervus gydanti priemonė. Prisimegzkit kojinių pirštinių, važiuosim į turgų, šeštadienį ir pardavinėsim. Nu va, ir aš dėl to tik daug numezgu. Ir aš ryt atsibundu. Jau man tas tik greitą iš lovos į kūdį prie gyvulių jau neprūknieks. Kurio nori. Vaikystės sodas. O kaip žydėjo obelis tada, kai stalo dar pasiekti negalėjau, o kaip skambėjo po obelim daina, gražesnio nieko turbūt ir negirdėjau. Paskui dunksėjo į žemę obuoliai, aš garsą tą likščiau girdžiu, ilsėjosi tėvai rankas ant kelių susidėję, ir tą ramybę vakaro likščiol dar jaučiu. Tėvai jau ilsisi aukštybėse
Ir obuoliai kitaip į žemę krinta. Gal žiedlapiais obels tėvai ramybę siunčia, kad taip gražu, kai žydi obelis. Dar viens buvo apie obelis. Ir pražysta tyloje ramybė, užgožusi vienatvę, nerimą ir skausmą. Ir per betoną sielos ir gamtos į saulę, kaip į širdį, veržiasi gyvybė. Žinau, kaip liūdna būna tau, kai nuoskaudas patirtas, tylomis skaičiuotimi, pradedi galvoti, kad gyvenime pasiekti galėjai. Tačiau ar verta taip savęs gailėtis, kai ir pati gamta taip kviečia atsinaujinti, džiaugtis ir mylėti?